Labas vakaras. Jūsų dėmesio tikisi laida Kultūros langas. Šį vakarą pakviesianti apsilankyti Alytuje veikiančioje meno galerijoje, vykstančiose parodose, taip pat apžvelgsime kultūrinius įvykius. Tad kviečiame žiūrėti. Jauki Loretos galerija meno gerbėjus nuolat sukviečia į įvairias parodas. Apie jau 10 gyvavimo metus skaičiuojančią meno galeriją šį vakarą pokalbis su jos įkūrėja Loreta Mankevičiene, kuri neslėpė, jog tokia veikla visada buvo jos svajonė. Šiuo metu Loretos galerijoje Jaunimo gatvėje 20 eksponuojama dailininkės Giedros Purlytės Mažrimienės meninės tapybos darbų paroda Žvilgsnis. Tačiau Loretos galerija Alytuje garsėja ne tik kaip įvairių sričių menininkų parodų rengėja, bet ir autorinių keramikos, tapybos, kitų meno dirbinių pasiūla bei paveikslų rėminimo, dailiojo šrifto, originalaus dovanų pakavimo paslaugomis. Loreta, jūsų galerijai jau 10 metų. Šiek tiek grįžkite į praeitį ir papasakokite tiesiog, kas paskatino, kaip kilo mintis kurti tokią galeriją, tiesiog nuo ko viskas prasidėjo. Iš tikrųjų, nesenai apie tai irgi galvojau, kodėl visgi iš fotografijos pabėgau ir pradėjau dirbti su menu, kurį kuria menininkai iš visos Lietuvos. Ir prisiminiau, kaip aš atvažiavusi iš kaimo, dar vaikystėje eidavau į dailės parduotuvę, kuri buvo Rotušės, kur dabar Rotušė, pastatyta Alytuje. Taip pat prisiminiau, kaip aš Vilniaus technologijos technikume, studijuodama fotografiją, taip pat eidavau į dailės parduotuvės ir žiūrėdavau į menus. Tai ta kibirkštėlė meno turbūt jau skleidėsi tada, tik aš to nesupratau. Kaip viskas vyko, tiesiog galbūt kažkas padėjo jums, ar tiesiog visiškai viena savo jėgomis įkūrėte meno galeriją, kurios berods dabar Alytuje 2? Jo. Iš tikrųjų, kadangi prasidėjo, kai aš sakau, rėminimo paslauga, tai reiškia, kad žmonės pradėjo norėti įrėminti savo gražius paveikslus, fotografijas ir taip toliau. Tai mes tą paslaugą pradėjom teikti iš tikrųjų prieš berods jau dabar 12 metų. Ir aš susižavėdama žiūrėjau ir man tai labai patiko, tiesiog atsirado naujas polėkis tai daryti. Ir po truputį nuo reprodukcijų, nuo kitų meno dirbinių atsirado mintis, kad iš tikrųjų reikia įkurti galeriją. Iš tikrųjų tai buvo visiškai savaime, be jokių išankstinių kažkokių nusiteikimų. Iš pradžių aš galvojau, kad iš viso tai bus rėmeliai, rėminimo dirbtuvės ir viskas. Ir vieną dieną tiesiog per vieną naktį sugalvojau pakeisti reklamą mintyse, kad aš užsirašysiu, kad tai bus Loretos galerija. Ir kai aš tai padariau, iš tikrųjų aš truputį įsigandau, nes tai buvo naujas iššūkis, naujas etapas mano gyvenime. Esate galerijos savininkė, dirbate, jeigu neklystu, viena. Kaip atrodo jūsų darbo diena, kada spėjate papildyti galerijas naujais meno dirbiniais? Juk jų reikia kažkur važiuoti, ieškoti, tartis. Taip, iš tikrųjų važiuojame į vairias muges, skambinamės menininkam ir su jais susitinkame, bendraujame. Tiesiog tarėmės, kad jie būtų malonūs ir Alytaus žmonėms iš tikrųjų savo kūrybos darbų irgi galėtų duoti, kad galėčiau atsivežti ir padaryti parodas arba eksponuoti, tiesiog ir parduoti. Kuo išskirtiniai jūsų galerijoje esantys meno kūriniai, jie kitokie juk negu prekybos centruose pardavinėjami, kokie jie? Tai be abejo, kad kitokia, tai nėra kičas, nėra 100 kartų reprodukuotas daiktas, tai iš tikrųjų prisiliesta žmogaus įdėta į tą kūrinį jo meilė, šiluma, jo mintys, didelė kūryba ir laikas. Ir tai sušildo visą erdvę tas meno kūrinys, kuris bebūtų, kokia erdvė bestovėtų. Kokių žinomų autorių darbų ir kokių galima įsigyti? Iš tikrųjų, daug metų mes draugavom su Valentino Jausko, kuris yra ir grafikas, ir akvarelistas, ir pagaliau žmogus, kuris iliustruoja knygas, ir labai stiprus menininkas. Taip pat
Daiva Staškevičienė, grafikė garsi, kuri irgi kuria didelius estampus. Po to Dailidavičius Raimundas, kuris iš keramiko tapo tapytoju ir labai subtiliai tai savo drobėse nutapo natiurmortus. Tiesiog jie yra estetiškai gražūs ir labai daug darbo matosi įdėta. Ir be abejo Živilė Bardzilauskytė, kuri dirbo porceliano srityje ir gabi menininkė, taip pat jos vyras prisiliečia irgi prie porceliano gaminių. Ir taip toliau čia daug galima vardinti per visą Lietuvą, tiesiog su kuo susidraugauju, su to draugauju. Jūsų galerijoje periodiškai galima aplankyti įvairių sričių menininkų parodas. Per tuos 10 metų kiek ir kokių parodų, kitų galbūt kultūrinių ekspozicijų teko surengti? Iš tikrųjų, parodų padarėme nei daug, nei mažai, kažkur apie 20. Ir kai pradėjom prieš 10 metų, vasario 5 iš tikrųjų, kitais metais bus 10 metų mūsų galerijai, tai mūsų pradžia ir buvo rengti parodas. Ir tas parodas mes rengdavom kas mėnesį ir kažkaip tai darėmės tas parodas, paskui aišku buvo ir didelė pertrauka. Ir dabar vėl pradedame jas daryti, kaip ir prieš metus mes įkūrėme Jaunimo gatvėje kitą, kaip ir mūsų galerijos vietą, kurioje eksponuojasi dabar kaip tik Giedra Mažriminė su savo tapybos darbais. Koks jūsų lankytojas galerijos? Kaip galėtumėte apibūdinti? Labai įvairus iš tikrųjų lankytojas. Aš manau, tas lankytojas, kuris širdyje savo sieloje trokšta kažkokio tai grožio, gėrio ir jis ateina tiesiog pasisemti čia, prablaškyti savo kažkokias mintis, kad jam po to ta nuotaika netgi pagerėja, aišku. Taip, kad labai įvairus klientas. Dar grįžtant apie rėminimo paslaugas, kokios jos yra tiesiog, kokia technika atliekate, ne ta paprasta, juk neįdėtate paveikslą į paprastą rėmelį. Kaip tai atrodo rėminimo ta paslauga ir dovanų pakavimo netgi? Iš tikrųjų, rėmelių mes turim labai įvairių, tiek metaliniai, tiek plastikiniai, tiek mediniai. Tiek siauri, tiek platus, tiek gilus, tiek paauksuoti netgi yra, kur galima ikonas įrėminti iš tikrųjų ir jos turtingai atrodys. Taip, kad paspartavimo irgi įvairi paslauga pas mus, galima išpjauti ir ovalą, ir stačiakampį, ir su kažkokia juostele, ir dėti 2 paspartus. Tiesiog kiekvieną sykį žmogus, kai atneša tą meno kūrinį, mes pasistengėme jį įrėminti taip, kaip jis nori. Galbūt, bet kartais, aišku, žmonės tame dar yra truputį ne visi nutuokia, ko nori. Jie tik tai žino, kad tai būtų gražu ir mes tą padedame paslaugą įgyvendinti. Kad tas meno kūrinėlis kitą kartą, kurį atnešė, jis jo net pažinsta. Būna ir taip, sako, čia tas pats. Sakom taip. Aišku, ir veidrodžius mes įrėminame įvairaus dydžio ir 2 metrai būna, kad reikia įrėminti ir mažesnius. Ir didesnius netgi buvo. Vienas didžiausias mūsų užsakymas, sakyčiau, buvo kaip tik va šią vasarą, kai vienas žmogus, jisai tapė 3 metrų su viršum paveikslą ant gal 1,5 metro. Ir kadangi mūsų rėminimo tie bagetai, vadinkim, tos lazdos yra 2,90 m, 3 metrų, 3,15 m. O čia reikėjo padaryti, sakyčiau, labai išmintingai ir gražiai, nes lazda jinai tiesiog per trumpa šiuo atveju. Ir mes tai padarėme ir labai džiaugiuosi, kad tai toksai mūsų tarsi pasiekimas. Be abejo, mes įrėminam ir monetas, ir įvairius suvenyrus, kuriuos atsiveža iš įvairiausių šalių. Ar ten kažkokias relikvijas, šaukštelius, ar laikrodžius senovinius, netgi televizorių galima prieminti. Čia šiais laikais viskas. Ką žmogus nori, tą galima padaryti. Tikriausiai Alytuje Loretos galerija vienintelė vieta, kurioje bet kokios formos, bet kokio dydžio meno kūrinį jūs galėtumėte įrėminti. Iš tikrųjų, tai taip, netgi langus pakeitėm, kad galėtume išnešti didelį rėmą iš savo dirbtuvių.
Artėja didžiosios žiemos šventės. Kokiomis parodomis sudominsite lankytojus? Iš tikrųjų, mes planuojame šio mėnesio gale, arba jeigu nepavyks gruodžio pačioje pradžioje, padaryti irgi naujos autorės Viktorijos Bobinos tapybos darbų parodą. Ir iš karto maloniai kviečiame ir sekite skelbimus, manau, kad informacija tikrai bus. Kągi, ačiū labai, dėkoju už pokalbį. Loretos galerijoje veikiančias parodas apžiūrėti gali visi norintys, laukiamos ir moksleivių klasės. Nuo šiuo metu Loretos galerijai reikalingas, anot Loretos Mankevičienės, meno gyslelę turintis žmogus, kuris norėtų savo meninius sugebėjimus pritaikyti galerijos veikloje. Ar žinojote, kad iš pirmo žvilgsnio netgi primityvi kėdė turi savo istoriją? Ja pasakoja Alytaus kraštotyros muziejuje veikianti paroda 12 kėdžių istorijos. Parodoje galima išvysti savo istoriją turinčias vaikiškas, biuro jaunavedžių ir kitas įvairios paskirties kėdės. Štai stomatologo kėdė buvo išrasta 1790 metais, o jos tobulinimas truko apie 200 mečius. Pasak parodos rengėjų galima išvardinti nemažai 18-19 šimtmečiais sukurtų naujų kėdžių tipų, tačiau tik nedaugelis turi savo atsiradimo istoriją. Tai, ką pavyko atrasti įvairiuose šaltiniuose ir išvysite parodoje 12 kėdžių istorijos. Stovi kambarį kėdutė vaikiška, tokia mažutė, aš lėlytę sodinu, ar kėdut tau nesunku. Vaikų darželio pasaka darželinukų dainomis ir eilėraščiais apie kėdutes bei teatralizuoto jaunųjų aktorių pasirodymo metu atidengus paslaptingas eksponatų uždangas, Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda 12 kėdžių istorijos. Paroda pristatanti baldų karalienė vadinamos kėdės atsiradimo istoriją Lietuvoje surengta pirmą kartą. Pasak parodos rengėjos muziejininkės Deimantės Aidukaitės, kėdė baldininkystės istorijoje yra pradžių pradžia. Žvelgiant į kėdę iš laiko perspektyvos, jos vaidmuo keitėsi. Seniausiai kėdė tai gimusi senovės Egipte ir tai buvo kaip pagrindinis valdžios simbolis faraonų valdžios simbolis. Iš tiesų faraonai netgi buvo laidojami su kėdėmis ir seniausios kėdžių pavyzdžiai seniausiai yra būtent atrandami kapuose. Apogėjus kėdės istorijoje tai vyko 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, kada atsirado suvokimas, kad iš tiesų kėdė turėtų tarnauti žmogui. Ir tada gimė ir stomatologo kėdė, ką jūs irgi pamatysite, ir biuro kėdė, kirpyklos, taip pat kėdė pratimams atlikti, tai pirmasis pasaulyje treniruoklis, valgomojo kėdė, supamoji. Iš tiesų tų rūšių yra labai daug, bet pačios specifiškiausios tai yra pateiktos čia. Iki naujųjų metų Alytaus kraštotyros muziejuje veiksianti paroda suteikia unikalią galimybę išvysti savo istoriją turinčias įvairios paskirties kėdes. Nuo viena iš kėdžių, kol pasiekė Alytų, muziejaus darbuotojams teko susidurti net ir su teisėsauga. Kol elektros kėdė pasiekė Alytų, tai įgavo antrą istoriją, būtent su teisėsauga susidūrimas, nes pati kėdė yra iš Šiaulių aušros muziejaus ir ji buvo vežta į Vilnių, o iš Vilniaus turėjo keliauti į Alytų. Ir vairuotojas, kol važiavo, iškvietė piliečiai policiją. Na ir policija tikrino autobusiuką muziejaus, tikrino kėdę, tikrino, ar turi muziejinius dokumentus ir tada išklausė paaiškinimo, įtikino juos, pasirodo, paleido. Alytaus kraštotyros muziejuje eksponuojamos kėdės yra iš Alytaus kraštotyros muziejaus, Alytaus policijos komisariato, Lietuvos muzikos teatro ir kino, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės ir Šiaulių aušros muziejų fondų. Taip pat kėdę parodai paskolino Alytaus Šventų Angelų sargų parapijos klebonas dekanas Arūnas Užupis. Praėjusią savaitę Alytaus miesto teatro galerijoje atidaryta fotomenininko Vytauto Stanionio darbų paroda Alytus nespalvoti sugrįžimai. Parodoje pristatomos nespalvotos fotografijos vyresniosios kartos alytiškiams leidžiančios prisiminti senąjį Alytaus vaizdą, o jaunimui pamatyti, kaip atrodė Dzūkijos sostinė prieš 30 metų. Į Vytauto Stanionio fotografijų parodos atidarymą susirinko gausus būrys alytiškių ir svečių. Parodoje Alytus nespalvoti sugrįžimai fotografas pristato apie 80 darbų sugrąžinančių į praeitį Alytų prieš 2-30 metų. Alytus, kuris toks, koks jis buvo maždaug prieš 20-30 metų.
maždaug prieš 20-30 metų. Tai dabar pasikeitimai yra akivaizdus, tos nuotraukos pagulėjo spintoje tuos metus ir taip truputį netikėtai tokia mintis atėjo, kad įsitrauk pasižiūrėti ir paskui pasitarėm, nusprendėm, kad reikia pabandyti parodyti. Jinai skirta šiaip Alytui, miestui. Kita mieste veikiausiai tai būtų neįdomu, nes tai yra miesto specifika, reiškia labai svarbus tas atpažinimo momentas. Nes esu patyręs, kad žmonės ten, kur suranda, reiškia kažkokias atpažįsta tas vietas, kurios yra savos artimos, reiškia kažkas tai parodo, kad čia stovėjo namas, ar čia kažkas tai buvo, tai tada fotografija jinai pradeda veikti visai kitokiu, kitų aspektų, reiškia tas vertinimas vyksta ir dėl to kitam mieste tai nebūtų aktualu. Vytauto Stanionio klasikinė sidabro želatinos technika prieš 30-metį atliktose fotografijose miesto namukai, gatvelės, skersgatviai, kurių jau šiai dienai nelikę arba yra kardinaliai pasikeitę. Pirmiausia, tai nėra pramonės rajonų ir nėra naujų gyvenamųjų rajonų. Tai reiškia viskas taip sukasi aplink miesto centrą ir dabartinį miesto centrą senamiestį, kuris taip sąlyginai senamiestis pas mus, tos aplinkinės gatvelės, maži namukai, visokie, tokia paroda anuomet prieš 30 metų jinai ir nebūtų buvusi įdomi ir ją eksponuoti tikriausiai būtų sudėtinga, nes jinai tokia nereprezentacinė, nereklaminė ir tam laikotarpiui būtų ir netikus tikriausiai, tai reikėjo išsigulėti. Pasak istoriko Vilmanto Dunderio džiugina tai, kad Vytautas Stanionis nuotraukose išsaugojo tuos miesto vaizdus, kurių šiai dienai nebėra. Man sukėlė dvejopus jausmus. Pirmiausia, tai žmogiškus jausmus, kadangi žiūrėdamas iš tas fotografijas, aš tarsi grįžau į savo vaikystę. Grįžau 20-30 metų atgal, kadangi pats gimęs ir užaugęs čia miesto centre, man šitas visos senamiesčio gatvelės tikrai yra pažįstamos. Iki mažiausių smulkmenų, jomis esu bėgiojęs, lėkiojęs, žaidęs, kariavęs ir visus kitus vaikų išdagas krėtęs ir todėl man kažko tai iš žmogiškosios pusės vieni prisiminimai. Iš kitos pusės, kaip istorikui, mane džiugina, kad šitos nuotraukos yra išsaugotos. Ir saugo tuos vaizdus, kurie jau šiandieną yra išnykę, kurių nebėra. Ir saugo tą miesto vaizdą, koks buvo jisai prieš 20-30 metų, kadangi vis tik tą miesto savitumą, kurį dar buvo jisai ir išlaikęs šiek tiek. Laikas ir buvusios miesto valdžios tikrai sunaikino galutinai ir net pažįstamai, kadangi šitoje miesto dalyje išnyko ne tik tais, kad pastatai išnyko, yra ištisos gatvės. Džiugu, kad kurios gatvės vėliau atgimė, tokia kaip, pavyzdžiui, Ugniagesių gatvė, kurios mieste nebuvo apie 25 metus, 90-mečio pabaigoje kažkur panašiai atgimė. Šiandieną mes ją turime. Tačiau, pavyzdžiui, neturime šitoje miesto dalyje tokių gatvių kaip Juozo Blaznelio, Kunigo Bakščio. Nebėra tokių gatvelių kaip Rumbonių gatvelė. Vandens takas, pavyzdžiui, tai likę trečdalis unikalios tokios gatvelės. Todėl džiugu, kad šitos nuotraukos šiandien yra dar išsaugotos ir jas galime miesto visuomenę pasižiūrėti. Garsaus Lietuvos fotomenininko Alytiškio Vytauto Stanionio darbų parodą Alytus nespalvoti sugrįžimai miesto teatro galerijoje aplankyti bus galima iki metų pabaigos. Antano Žmuidzinavičiaus visuomeninio dailininko tapytojo nuopelnus jo gyvenimo Alytaus krašte akimirkas perteikė Miroslavo vidurinėje mokykloje veikianti paroda. Keliaujanti edukacinė fotografijų paroda apie dailininką prie gimtosios žemės versmės surengta iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių. Miroslavo vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviams surengta neįprasta dailės pamoka. Mokykloje, kur šiuo metu eksponuojama dailininko Antano Žmuidzinavičiaus paroda prie gimtosios žemės versmės, parodos iniciatorius muziejininkas Artūras Balčiūnas moksleivius supažindino su žymaus Dzūkijos menininko Antano Žmuidzinavičiaus gyvenimo gimtajame Alytaus krašte akimirkomis, kurios užfiksuotos fotografijose. Parodoje eksponuojama per 20 nuotraukų vaizduojančių seirijuose 1876 metais gimusio dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gyvenimo istoriją, jo gimtinės aplinką bei artimiausius žmonės. Pati parodos idėja – supažindinti visuomenę su dailininku Antanu Žmuidzinavičiumi. Bet ne tik kaip su puikiu tapybos meistru, bet kaip ir su visuomenės veikėju. Susijęti jo sąsąją su gimtųjų kraštu, tai galima sakyti požiūris į kasdienį dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gyvenimą, jo atskirus apsilankimus Alytaus mieste, Alytaus krašte, visame Dzūkijos krašte, jo nuopelnus mūsų gimtajam kraštui. Visą parodą sudaro apie 60 fotografijų ciklas,
Jos yra padalintas į keletą dalių, dalis pateikiama rėmeliuose įrėmintuose, kaip matote, štai pateikiama šioje parodoje, o kita dalis pateikiama skaidrių pavidale. O visas fotografijas galima pamatyti, jas pasižiūrėti, jomis pasidžiaugti atskirame kataloge, kurio pavadinimas yra apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių prigimtosios žemės versmės. Ir tą katalogą galima įsigyti mūsų Alytaus kraštotyros muziejaus padalinyje. Pasak Miroslavo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Zitos Reipienės, įvairių parodų organizavimas mokyklos erdvėse jau tapo tradicija, kuria siekiama žadinti mokinių susidomėjimą menu. Norime, kad mokiniai geriau pažintų šitą dailininką, kadangi jisai yra susijęs su Miroslavu. Netoli Miroslavo yra jo, galima sakyti, gimtinė, gimtasis kaimas. O kadangi mokykloje turim nemažai irgi piešiančių vaikų, dailę besidominčių, turime puikų dailės mokytoją, tai norim žadinti tą interesą mokinių širdelėse. Šiuo metu mokykloje eksponuojama dailininko Antano Žmuidzinavičiaus paroda mokiniams suteikė unikalią galimybę iš arčiau pažinti žymų visuomenės veikėją, kolekcininką, lietuvių dailininką, padėjusi kertinius akmenis lietuvių dailės rūmams. Rusų rašytojo Antono Čechovo jubiliejų Alytaus tautinių mažumų kultūros centras minėjo surengdamas antrąjį teatrinį sezoną. Minėdamas dramaturgo trumpo apsakymo meistro Antono Čechovo 150-asias gimimo metinės, Alytaus tautinių mažumų kultūros centras surengė festivalį antrasis teatrinis sezonas. Mažojo festivalio programoje Alytaus miesto teatro scenoje buvo parodyti spektakliai, sukurti pagal Antono Čechovo kūrinius. Juos atliko Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatras Žaliasis žibintas, Jotvingių gimnazijos teatrinė grupė, Alytaus tautinių mažumų kultūros centro teatrinė grupė. Šiais metais jau yra antras teatrinis sezonas. Jis skirtas Čechovui 150 metų. Šitas ciklas eis per visus sekančius metus. Kiekvienais metais bus kviečiami visi kolektyvai ir miesto, ir kitų miestų. Šiais metais va iš Vilnius atsiliepė, atvažiavo pas mus jaunimo ir vaikų teatras, vadinasi Žaliasis žibintas. Antonas Čechovas vienas iš dažniausiai pasaulyje statomų rusų rašytojų, kūręs pjesės, apysakas, apsakymus. Antono Čechovo kūryba turėjo didelės įtakos ir vakarų Europos literatūrai ir teatrui. Daug jo kūrinių ekranizuota. Į lietuvių kalbą Antono Čechovo kūryba pradėta versti 20 amžiaus pradžioje. Kitais metais rusų kultūros gerbėjus tautinių mažumų kultūros centras ketina pradžiuginti renginiu skirtu rusų liaudies pasakoms. Dabar jūsų dėmesio informacija apie šios savaitės kultūrinius renginius. Šiandien Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaryta tautodailininkės Onutės Vyšniauskienės rankdarbių paroda Viskas iš lino. Paroda veiks iki lapkričio 30 dienos. Rytoj antradienį galerijoje Skrydis 16 val. Atidaroma Danguolės ir Edmundo Brogų tekstilės ir medžio skulptūros darbų paroda Improvizacijos 2. 17 dieną 17 val. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje atidaroma Ramunės Chmieliauskaitės akvarelės darbų paroda. Taip pat 17 dieną 16 val. Alytaus miesto teatre prasideda kino festivalis Nepatogus kinas 2010-ieji. Nuo trečiadienio iki šeštadienio nuo 16 val. Bus parodyti 8 filmai. Įėjimas į peržiūras laisvas. Taip pat trečiadienį Alytaus kultūros ir komunikacijos centre 18 val. Klaipėdos dramos teatro spektaklis Iš miglos išniro angelas. Na, 18 dieną ketvirtadienį 18 val. Alytaus miesto teatre bus rodomas Vinco Mykolaičio Putino spektaklis Bandymų dienos. 19 dieną 17 val. Alytaus jaunimo centro didžiojoje salėje vyks Dianos Moisejankaitės autorinės kūrybos vakaras Plius. Na ir 19 dieną 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyks operos solistų grupės 3 tigrai koncertas. Nuo šią savaitę iki lapkričio 18 dienos kino teatre Dainava dar galima pažiūrėti filmus Vingiuotas kelias namo bei animacinę komediją visai šeimai dubliuotą lietuviškai Bjaurusis aš. Komedija Vingiuotas kelias namo rodomas 20 val. O animacinės komedijos Bjaurusis aš seansai 15 ir 17:30 valandomis. Kultūros langas atsisveikina su jumis iki kito pirmadienio. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki malonaus.